skrendu pušis, paverčiu mostą, kūks at šoną. Tai va, ką dar apie motociklą? Pasirinkau po tiltu vietelę. Sveiki! Šiais va gražiais, jeigu matosi vaizdais, kur raudona ir mėlyna laukos, aguona žydi ir kiti nežinau kokie augalai. Pradedu savo trumpą kelionę, jei galim tai vadinti kelionę. Tiesiog iki Tauragės. Aplankysiu, kaip jums raudonumas, fantastika, ne? Aplankysiu Raganų eglę prie Kaliningrado, tada Tauragė, tada nakvynės vieta ir namo, tiesiog poilsio toksai akimirka. O dabar noriu labai pasidalinti su jumis šitais vaizdais, kurie yra stulbinantys. Neturiu žodžių, tiesiog amazing, ar kaip ten nuostabu, ar tiesiog trūksta žodžių. Aguonas, viskas čia taip raudona, mėlyna, susimaišė. O fantastika. Ir tai tik tai mano dienos pradžia. Dabar Muslinkai. Tada Jonava, Kaunas, Panemunė, eglė, Raganų eglė. Buga. Tai jo. Gal net atsistosiu, geriau gal nufilmuos. O čia daugiau tokių aguonų daugiau. Nepaprastas vaizdas. O, ten irgi motocininkai jau sustoja. Keep on rocket! Muslinkų bažnyčia jau šviečia. Stabtelsiu kavos. Oras šiaip fantastiškas, tik vėjas kažkoks stiprokas. Bet gal ir gerai. Šiek tiek taip švelniau galėtų, bet važiuosiu į kitą vietą, bus matyti. Gal ir nebus tokio vėjo. Čia va gera tokia sendaikčių parduotuvėlė. O Jėzaus, tas turgelis gyvas. Vegan food, visokie food. Štai ten norėčiau kavos. Sveiki. Ten buvo. Iš Švedijos tetą ėmėm vieną dieną visiškai, nes tetą važiavam, tai dar buvau perskutęs patangas virš 2 atmosferų, tai ten priekis vaikščiojo, ten tokia smulki skalda. Man nepatinka smulkės dar būna daug. Jo, tai va, labai vaikščiojo ir nesupratau, kodėl po to aš pasižiūriu, kad 2-3 gal priekį palikau 1-8 ir pabandžiau dabar va, stovi. Vien dabar va, įsimečiau tą 6 palatkės, mėgmaišį, kažką tai nakčiai apsirė, nes lyg tai 9 naktį pražado, tik tai bus, kad nu jau tu eini ant vingio, jauti, kad tau padeda kažkas tai toks svoris.
taip toliau, jeigu kažkur tai tenai dar ant žolės padirbė, tai jau ne. Tai vienas draugelis pirko tokį 690 iš Talino atstovybės. Tai su traukiniu nuvažiavo, aš ant Adventure susidėjau metalinės daiktadėžės, palapinės, jo daiktai, ko jam reikia, mano daiktai. Ir į ten normaliai nuvažiavau, miegojom Parnų palapinėse prie -2 naktį. Tai mano dar miegmaišis pasirodo geresnis, nors iš senukų papigesnis, tai man nieko pasidarius sušalo, bet nieko, ryte vėl šilta, kai emocijos sėdi. Čia porą kartų irgi buvau čia praeitais metais sušalęs, tai žiūrėjau, jau atidžiai kalė ant kuosio, tam miegmaišį rinkausi. Tai ryte atsikėlė toksai va, nei kavos nesinori, greičiau ant motociklos, kur ta saulė. O vakare važiavom miškais Estijoje ir jau ten minusas pradėjo stengti jau vėžės ir pataikėm grynai, kur miškovežė pravažinėta ir dar šalia rąstų. Ir važiuojant man gavos, kažkaip užmėtė ir daiktadėžį į rąstą. Ir nekė mane į šalį. Bet nieko, ten ant lankų nugriuvau, daiktadėžė biškį dangtis pasisuko, bet po to grįžęs vandenį, aš ten jau paslėgė, neleidžia. Kaip ir naudojama. Ten su adventuristais praeitą vasarą varėm ir ten grynai Dzūkijoje smėlio, linija grynai miško smėlio. Ir aš pamiršau traction kontrolę įsijungti, man tik pradeda kelt priekį, nes galas per greitai. Ir šokinėjau per kažkokį tramplinuką smėlio, kur šoktelėjau, žiūriu skrendu, pušis, paverčiu mostą, kitų per šoną. Bet nieko, ten lankus sulankstė. Kas dar ten, bakas biškį pasisuko, bet dėl tų lankų radiatorius biškį linko, bet sveikas liko, tai tik atsijungė generatoriaus biškės, sujungėm ir dar dabaigiau tą savaitgalį, bet tokį motošopą sutvarkė. Žinai, Andrių Česnauską, adventuristą, nežinai gal? Tai va jis važiavo, jis ten pagrindinis vadas yra tų adventuristų. Čia iš BMW, ne? Jo, jis pats ne iš BMW, bet BMW. Tai va, jis iš galo važiavo, ar tau viskas gerai, sakau, viskas gerai, kaip mocas pakeliu, žiūriu, nieks niekur nebėga, viską užsikūriau vėl ant to smėlio, vėl gazu ir žiūriu, kad man sako, kumo nekrauna, ant kalno užsukau, užšoku, užgesinau, sakau, nekrauna kumo. Jie vienas pažiūrės, sako, kaip fiškė, sujungiam, užvedu, viskas krauna. Tai va, gerai, lėksim, tai jau smagių kelionių. Nu, smagiai taip pasišnekėjom. Reikia eit kavos. Nu, dabar Jonava. Jonava, aišku, prašoksiu. Čia jeigu būsite, būtinai pasižiūrėk galimybę čia užeiti. Tai yra kažkaip iš senų liekantos bažnyčios padarytos, kur anksčiau stovėjo. Varpas ten vidai stojo. Mūsininkai pasibaigė ir pirmyn. O, kebrytė jau varo. Vėjas nerimsta. Pats sėdėjau kavos geriau, tai taip karštoka sėdėt. Su tokia va apranga visa. Tai duoda karštis. Bet va važiuojant, tai visai gerai. Vėjas sukadėti, tai. Bet toksai vėjas stiprokas ir nerimsta. Bet važiuot netrukdo. Ir kažkoks va ten garsas yra priekyje. Bet aš taip analizuoju, buvau sustojęs pasižiūrėt. Įtariu, kad šitas Michelino keito, tai vadinasi padangos, turi savo privalumą triukšmo. Tai va, kad dar apie motociklą. Quick shifteris, tai man tai pasaka. Kaip jis čia dirba ir kad jis yra puikiai permetinėje bėgis. Aš tik tai, kai man patarė mechanikas, kur su Suzukiais dirbo, apskritai sako, dėl quick shifterio. Geriausiai po pirmo bėgio, pirmas bėgis aišku surankėda,
Bet po pirmo bėgio, antrą irgi dar spausti sankabą. Ir įjungti antrą. O kitus jau jo į viršų žemyn šaudyti lengvai. Tai, o, dar vieni. Tai aš taip ir darau. Sąnaudos. Nu patys, aš nežinau, ar dabar matosi. Dabar važiuoju 100, vidutinės sąnaudos 4,1, 3,9. Jeigu žiauriai vėjas duoda, tai būna ir 5. Va, pašoko 5,7, išvažiavau į gryną. Šitą, kur medžiai neustoja ir viskas, šovė. 4,5 va dabar. Sąnaudos fantastiškas. Gerai, paėmam 120. 126, žiūrėkite. Šovimo metu parodė 13, bet va važiuojant 4,8. Nu va, 6,3 dėl kažko, gal vėjas. 5,7. Bet vidurkis 5,5 kažko. Teoriškai bakas 20. Tai reiškia 400 gali nuvažiuoti. Aš kiek va važiavau, jau esu pravažiavęs. Kiek esu pravažiavęs. Reikia būtinai išjungti kruizą, jeigu nori panaršyti 14, 8, 7, 5. Tai aš žinau, kad 3,50 kg aš galiu važiuoti drąsiai. Kas dar apie motociklą? Svorio centras žemas, nu viskas pasaka. Reaguoja posūkiuose ant praslydimo, ant visko čia. Vieną kartą vos neišsidrėbiau, bet sureagavo sistemą, nes per stipriai užlenkiau staigiai paduoti. Stovėjimo pozicijos į kairę reikės sankryžos šokti. Nieko suveikė, viskas, su kamanė jau būčiau gulėjęs. Bet čia kažkas suveikė, tik jaučiu truk. Jaučia ir svorį, kuris yra gale, bendras svoris. Pagal tai irgi reaguoja, kaip sistema veikia. Nu, tu čia tų privalumų pilna. Šventą Archangelą bažnyčia. Irgi labai graži. Va šičia va yra nukirptas kampas. Kadangi čia nukirptas kampas, nu, čia tipo kaip advenčia, taip toliau, nu, jeigu kristum, taip toliau, jeigu čia būtų kažkas daugiau, tai didelė tikimybė, kad spaustų, kaip ant šito, ant kamanės, kur kritau, spaustų ir sutraškytų tą stiklą kritimo metu. Bet kelionės, kai nėra šito, mano ūgis yra apie 1,85. Tai va, tai man čia tiesiai pro šalmą, vat, kur ausis yra, tiesiai duoda ties šitą vietą. Tad jeigu didelis vėjas yra, ypač jeigu didelis vėjas, va kaip gražiai, quick shifteris, tik sujungiau, net nesudrebėjo motociklas. Iš 4 į 6, 5-6. Tai va, tai gaunas tas triukšmas, man, o pas, pavyzdžiui, nu, aš tik pas Gaisą mačiau šitą variantą, dėl to nėra taip, kad aš jo lyginu su tuo. Bet pas jį yra tokia va ausytė padaryta. Tiek vienoj, tiek kitoj pusėje yra ausytė. Ir va šitas būtų čia, nu, būtų fantastika. Gerai, į ką dar prisiminčiusiu kelionę apie Suzuki DL 1050 papasakosiu. Bet galiu tik vieną pasakyti, vertas motociklas dėmesio tiek kainos atžvilgių, tiek kokybės. Man dar liko, kiek čia liko 14 minučių iki Jonavos. Ir keep on rocket! Pasveikinu savo jonaviškiai. Malonu žmonės. Jonava. Česnakų gražių prisisadėjo. Pasirinkau po tiltu vietelę. Reikia nusistatyti navigaciją. Ir vėl kažkas streikavo, persidėjo akumuliatorių. GoPro sustreikavo. Taip. Ok. Man atrodo, man reikia
Ir šitą žvaigždutį. Ne, čia dropas gavosi. Ir žvaigždutį. Va, raganų eglė. Ir žiūrim, kokį direkšeną duoda. Va, palei Panemunę čia. Reikia čia. Netgi ne čia, o va nuo čia. Tai va, 2 valandas su biškutį rodo. Gerai, labai, dabar 2 valanda, 2 valandas. Dar su tokiam pertraukom, kokią 3. Labai gerai. Tak. Okei, nes jau Jonava. Ir varom toliau. Nu va, atjudėjau į Karmėlavą. Šau gražiai, palengva, čia jau skulptūra regbiui. Karmėlavą 2 pravažiavau, Karmėlavą įvažiuoju. Reikės dar į Pardę užsuk, bet gal Tauragiai suksiu. Čia gal kokią degalinę reikėtų, po to ramu bus. Šituose mūsininkos išgeriau kavos, kokį nors lengvą deserto kirtuliuką davėm, gal matys per kamerą, gal ne. Pistacijų toksai tenai, kaip, nežinau, kaip sauseinis, kaip nesauseinis, bet toks su šokoladu, žiauriai skanus, bet ir žiauriai sotus. Šiaip apskritai kelionėse daug, nepasakyčiau, kad daug, ypač pietų metu valgau ar pusryčiauju. Tai dabar nelabai norisi, bet tas pyragadis toksai kažkaip dar nesinori. Gal kavos, vat ir nieko. O, Harli. Harli gerai. Judam į Kauną. Pasipildysiu kuro, išgersiu dar kavos, nes reikia kuo labiau viską paversti šitą trumpą tokią kelionę, kuo labiau chill. Tai va, po gardžios kavos judu toliau. Prie Panemunės ten sustosiu. Pačilint biškį vaizdų pasižiūrėt. Šiaip iki Raganų yra 135 iki Raganos eglės. Kaunas, kaip matau, intensyvus, bet čia ne Kaunas greičiausiai, o pro Kauną intensyvu. Geras oras, visi pasiilgė, kažkur lekia. Ir aš tarp jų. Na va, artėju prie Panemunės kelio. Pravažiuosim virš Nevėžio. Bet apkrautas kelias, apkrautas. Nebaisiai, bet didelis judesys čia. Prasidės Panemunės kelias. Vaizdagiai nesinori net nieko skubėti. Sako, neturiu aš kur skubėti, bet pagaunu greičio vaibus. Ir čia kažkaip taip ramai. Tai tik žiūrėt, kad niekam čia netrukdau, kaip sakant, gyventi. O šilina. O per Tiltę galima keltis. Per Nemuną. Bet aš judu toliau. O, kažkas jau kelias. Bet vėjas tai nerimsta toksai. Net pagalvoju, kad Lietuvoje kalnai yra. Vilkiją paliekam.
Seredžius 11 km. Bažnyčia. Nežinau kokia. Piliakalniai. Beliuoną privažiavau. Ir norėčiau kažkur stabtelti tiesiog prie upelio, kad būtų, bet kol kas nematau aš posūkiuko kokio faino. Nu, ten buvo vienas, bet ten jau kažkas šašlukinį užsikūręs. Netrukdysiu, važiuoju, pasižiūrėsiu, gal kokį rasiu. Raudonė. Privažiavom šitą pilis Raudonės vairą. Bet esu buvęs, tikrai dabar nestosiu, būtent dėl pilies. Gal šiaip pasidairysiu, kur stabtelti. Dar valandėlį iki ten. Oi, tai čia viskas labai gerai pagal planą. Paskui valandėlį ten. Apie 8 palapinę statysiu labai gerai.